Sveiki, labas rytas visiems. Džiugu, kad tiek daug jūsų jungiasi šiandien. Mano vardas Linas Staršelskis, esu iš Efektų grupės. Ir šiandien mes kalbėsime apie tai, kaip būti kūrybiškesniems, inovatyvesniems, kuomet kalbame apie savo verslus. Taip, pradedant nuo pradžių, galbūt tradiciškai pasidalinsiu savo skaidrėmis, prezentaciją. Pabandom šitai padaryti. Ar matosi mano ekranas normaliai? Gerai, tai važiuojant į priekį po truputį, kas yra Efektų grupė arba mūsų brandas Efektas Group. Mūsų tikslas yra skatinti žmones tobulėti, mokytis ne tik studijų mokslo metu, bet ir visą gyvenimą. Ir tai mes darome dažniausiai per minkštuosius įgūdžius, per tarpasmeninius įgūdžius, kuomet kas yra šiuo metu svarbiausia, ypač po pastarosios pandemijos, kuomet visiems yra sunku būti kūrybiškiems, bendrauti, spręsti problemas ir atvirai kalbant, šitie įgūdžiai nėra mokomi mokyklose. Jie nėra mokomi šeimose ir universitetuose, taip kad dauguma išeina į pasaulį su tam tikrais įgūdžiais tobulesniais, kai eina su šiek tiek prastesniais. Taigi mūsų misija yra būtent šviesti, mokyti žmonės, kaip geriau eiti per gyvenimą, komunikuoti ir pasiekti geresnius rezultatus. Šiandien, kaip minėjau, tema yra nuo idėjos iki verslo. Nekursime verslo nuo A iki Z, tam trūksta laiko ir manau galbūt žinių kartais ir pačios praktikos. Šiandienos tema būtent yra, kaip būti kūrybiškesniems, turėti idėjų savo verslui, kaip jį, nuo ko pradėti, nes dauguma mūsų galbūt turi tų idėjų, galbūt moka jas generuoti, arba kai būna ta situacija, kuomet reikia kažką sukurti čia ir dabar, arba išspręsti problemą čia ir dabar. Dažnai mes naudojamės tuo tradiciniu brainstormų, kaip man sako, smegenų šturmo metodu, kuris mano manymu yra šiek tiek nuvalkiotas ir atsibodęs ir atvirai kalbant nėra pats geriausias. Taigi mūsų misija šiandien yra būtent pasidalinti idėjomis, strategijomis, kurios dažniausiai veikia tiek man, tiek mūsų klientams, tiek mokymų dalyviams. Trumpai apie mane, per daug neišsiplečiant, aš esu savamokslis ir apmokytas žmogus. Asmeniniu tobulėjimu domiuosi daugiau negu 10 metų. Skaitau knygas, dalyvauju mokymuose, studijose. Mano patirtis yra daugiausia versle, asmeniniam tobulėjime, bendravime. Mano aistra yra NLP, kaip neurolingvistinis programavimas. Tiems, kas nežino, NLP yra maždaug kaip coachingo brolis arba sesė, nes mes naudojam panašias technikas. Tik tais NLP yra gerai tuo, kad jis yra efektyvesnis. Aš asmeniškai nesu turėjęs daugiau kaip 2 susitikimų su klientais, kad išspręstų jų problemas. Kai tuo tarpu coachingas, jisai prašo susitikti vėl ir reguliariai. Ir aišku, tai daugiau kainuoja laiko, energijos ir pinigų. Nepromotinu nei vieno, nei kito, abu turi savo privalumus, tiesiog sakau, kad yra alternatyvų. Per to pačią, kad verslauju ir mokau, aš dėstau Vilniaus kolegijoje, verslo ir vadybos fakultete, dėstau verslo inovacijas, kūrybiškumą, derybas ir nuo praėjusių metų dėstau ir dirbtinio intelekto įrankius, kaip naudoti dirbtinį intelektą. Pats esu Efektų grupės ar socialinio efekto asociacijos vadovas, įkūrėjas. Abi įstaigos dirba su ugdymu, švietimu, tiktais
efektų grupė dirba daugiau galbūt su suaugusiais, su profesionalais, kuomet socialinis efektas yra labiau jaunimui, mainams ir jaunimo užimtumui. Pats asmeniškai domiuosi saviugda, visą gyvenimą mane tai žavėjo ir traukė neuromokslais, nes didžioji mūsų gyvenimo dalis yra būtent kaip mes mąstome, kaip matome gyvenimą ir kaip veikia mūsų kūnas, susijungęs su protu ir kas daro įtaką kasdien sprendimams, mūsų požiūriai. Domiuosi ilgaamžiškumu, tai yra sveikata, sportas ir moderniais finansais, kas susijęs su kriptografija, blokų grandinėmis, naujos kartos internetu ir tai, kas susijęs su panašiais dalykais. Jeigu yra panašių fanų tomis temomis, mes galim drąsiai bendrauti, dalintis informaciją, žiniomis kartu. Keliaujant į šios dienos formatą, žinau, kad yra rytas, kad visi esam galbūt kažką suplanavę, tai tiesiog stengsiuosi dirbti 1,5 valandos trukmę, galbūt netgi į valandos. Taip, įžangą mes jau praėjom šiek tiek, toliau dalinsiuos kūrybiškumo ir vertės strategijų ir vertės kūrimo strategijomis, bus pasibandymas. Šiek tiek planavau kitokio formato, kitokio galbūt tipo susitikimą, galbūt daugiau interaktyvesnį, tačiau jūs yra labai daug. Tai manau, tiesiog duosiu šiek tiek laiko papildomai jums atlikti šį darbą savarankiškai, tiems, kas bus labiausiai motyvuoti. Pabaigoje atsakysiu jūsų klausimus, kas jūs domino, kas buvo neaišku, galbūt paaiškinti tiksliau. Savo šone kažkur ekrano lange turi būti Q&A arba klausimų langas, tai galite drąsiai rašyti savo klausimus tenais. Ir tiems, kas išbus iki pat galo, pasidalinsiu vienu labai vertingu pasiūlymu, informacija. Tai nėra prekė, tai nėra produktas, tai yra nuostabi galimybė tiems, kas yra labiausiai motyvuoti kurti savo verslą, arba jį jau turi galbūt tiktais nedrįsta jo auginti. Taigi, keliaujam toliau į priekį. Pradėkim galbūt nuo klausimo paprasčiausio, kas yra išradimas arba inovacija, nes dauguma žmonių jie maišo šias dvi savokas. Ir manau, kad savokų išsiaiškinimas yra pirmiausias ir svarbiausias dalykas. Tai kuomet pradantieji verslininkai ir netgi įgudę verslininkai galvoja apie verslą, apie inovacijas ir panašiai. Labai dažnai jie turi idėjas, tačiau tų idėjų skirtumas yra būtent ar jos yra naudingos. Tai yra daug žmonių, kurie sukūrė nuostabių idėjų, jie sukūrė nuostabias technologijas, vadinkim, medžiagas, programas, sprendimus, ir jie yra užpatentuoti. Ir yra kažkur to patentų biuro stalčiuje. Niekam kol kas jo nereikia, nes niekas nerado tame vertės. Ir nors žmogus galvoja, arba mokslininkas galvoja, kad tai yra naudinga, pasauliui to reikia, kai tai yra sukurta, pasirodo, kad visgi tai nėra pats geriausias dalykas ir žmonėms kol kas to nereikia. Kai tuo tarpu inovacija yra mūsų išradimas, kuris yra pritaikytas žmonėms, kurio žmonėms reikia ir už kurį jie yra pasirengę sumokėti. Čia yra vienas svarbiausias ir pagrindinis skirtumas, nes visi mes galim išrasti elektros lemputę, galim sukurti elektromobilį, galim sukurti mikroschemą. Tačiau kaip tai monetizuoti, būtent kaip tai padaryti komerciškai prieinamų ir reikalingų žmonėms, čia yra tikroji magija, čia yra tikroji inovacija. Paimkim pavyzdį su gėrimais. Yra Coca-Cola, yra Pepsi, Fanta, yra daug alternatyvų šiems gėrimams. Tačiau kažkodėl visi perka Coca-Cola, nes Fanta, Sprite ir panašiai.
perka dėl to, kad galbūt iš dalies jis yra gerai išreklamuotas, tačiau reklama yra būtent tas monetizavimas. Radimas tų skausmo taškų, galbūt tų taškų, kurie žmonėms yra aktualiausi ir svarbiausi. Ir tai veda mus prie kito klausimo arba termino, tai yra vertė. Kas svarbiausia, kas yra vertingiausia, kuomet mes pradedam, kuriam naują verslą arba kuomet kuriam vertę žmonėms. Ir šitas klausimas atrodo gan paprastas, ne? Vertė yra galbūt pinigai, apsipirkimas, vertė gali būti, kiek produktas galbūt yra kokybiškas, ane, kiek galbūt produktas arba paslauga trunka, ane, kiek jinai yra prieinama žmonėms. Tačiau vertė yra būtent jūsų poreikio patenkinimas. Ane, esam girdėję tą pavyzdį, kad geriausias pardavėjas yra tas, kuris geba parduoti eskimui ledą, ane? Tai jisai realiai vertės nekuria, jisai ją įbruka. Jeigu norim lengvai kurti verslą, jeigu norim lengvai kurti produktus, kurie yra reikalingi, kurie yra inovatyvūs, mes turim ieškoti tų skausmo taškų, tų reikalingų taškų, to poreikio žmonėms, ko jiems reikia, ne? Jeigu pagalvotume apie save, kuomet atsikeliam ryte iš lovos ir keliaujame per dieną, atliekam įvairius veiksmus, dažnai mus kažkas suerzina, ane? Ten kamštis kelyje, galbūt automobilis nesikuria, arba automobilis purvinas, telefonas neįkrautas, telefonas sunkus, per didelis netelpa į kišenę, ane? Kompiuteris vėl, ane? Ten reikia atlenkti, sulenkti, reikia prijungti laidą, nes išsikrauna. Daromės kavos ar tai arbatos ryte, ane? Nes vėl kažkas tai ilgai trunka, kol užverda vanduo, reikia laukti, kol ta kava arba tai įsigeria, net, nes taip toliau ir panašiai. Tai tų frustracijų, tų nepatogumų yra aplink mus N ir mes mokam už sprendimus, kurie mums tuos diskomfortus panaikina. Vienas iš ko gero nuostabiausių dalykų, kuriuos pastebėjau pastaruoju metu, niekada negalvojau, kad Barbora pristatymo į namus, prekių pristatymas į namus prigys Lietuvoje. Ir nes, lietuviai mes vis tiek mėgstam patys daryti dalykus, pasiimti ir taip toliau. Ir mano didžiausiai nuostabai Barbora prigijo, kaip ir visos kitos pristatymo platformos, bent jau galbūt dauguma, kurios bandė savo prieigą. Tai vertė yra būtent žmonėms likti namuose, sutaupyti laiką, išvengti eilių ir tos frustracijos, stovėti eilėje su tuo maišu, su tuo krepšiu ir tiesiog laukti, tiesiog užsakai, ten sumokėjai keliais eurais daugiau, bet matomai tai yra daug vertingiau, negu kad tiesiog išeiti, laukti lietuje, vėjyje, ten eiti per lauką. Gerai, parduotuvės šiais laikais yra arti namų, bet matomai vertė yra didesnė būtent gauti tą prekę sprendimą į namus. Ir vienas tas kertinis principas, kuomet galvojam apie verslumą, idėjų kūrimą, yra būtent, ar žmonėms to reikia. Aš žinau, kad mums kaip idėjos autoriams to reikia ir galvojam, kad tai yra fantastiška ir nuostabu, tačiau ar to reikia klientui, ar žmonės yra už tai pasirengę sumokėti. Ir dar prie to pačio vienas geras patarimas, kuomet mes darom, tarkim, rinkos tyrimą, ne? Ir galvojam, kaip čia patikrinti, ar žmonėms reikia mūsų produkto paslaugos. Ir dažnai einam pas savo draugus, giminės, kaimynus, ir klausiam jų nuomonės. Ir nežinau, kaip jūsų patirtis, bet galbūt dažniausiai būna ta nuomonė palaikanti, kad
puiku, šaunuolis, ane, ten bandyk, spręsk, daryk. Ir kuomet klausiam, ar jūs pirktumėt šią prekę, ane, ar manai, kad tai yra naudinga. Žmonės dažnai sako, tai prašom, labai gerai, reikia, naudinga. Ir tai dažnai veda prie nesėkmės, kadangi žmonės dažnai nėra nuoširdūs. Jie tiesiog nori pataikauti, nenori sugadinti santykių ir dėl to lieka pasirenka tą malonės kelią ir tiesiog sako, tai bandyk, žiūrėk, kas gausis. Tačiau kaip iš tikrųjų patikrinti, ar žmonės, ką žmonės galvoja, tai yra paprašyti jų balsuoti pinigais. Tarkim, sakyti, jeigu manai, kad šitas produktas yra geras ir jis yra naudingas, sumokėk už jį dabar ir kai aš jį sukursiu, aš tau jį atsiųsiu. Ir tada pamatom, ar tikrai žmonės galvoja, kad tos prekės reikia, tos paslaugos reikia. Ne, jeigu yra pasirengę už tai sumokėti iš anksto, žinodami, kad tai bus ir įvyks, ar jiems to reikia. Ir jeigu jiems to nereikia, vadinasi, jie galbūt nebuvo iki galo sąžiningi savo nuomonį. Tai va, tai toks patarimas visiems, kas bando savo idėjas, kad būkite praktiški, jeigu žmonės sako, kad pirktų, parduokit jiems iš anksto. Ir tuo pačiu gausit kapitalo savo pradinio produkto įkūrimui. Keliaujant toliau, noriu pasidalinti su jumis vertės pasiūlymo drobės, arba kaip angliškai yra value proposition canvas. Vienas geriausių būdų, manau, kaip išsigryninti savo verslo idėją, bet kokio produkto paslaugos idėją, kad jinai būtų aktuali, kad jinai būtų vertinga ir duotų naudą žmonėms, jūsų klientams arba partneriams. Ne? Tai drobė iš esmės arba modelis sudaro du pagrindiniai skyriai. Tai yra klientas ir yra produktas. Mes visada pradėsime šio modelio analizę būtent nuo kliento pusės. Ne? Ir čia yra realiai 3 dalys. Yra rezultatas, ko reikia ir kas būtų gerai. Ir čia yra labai svarbu atkreipti dėmesį į rezultatą. Ne? Kuomet mes galvojam apie produktus, paslaugas, tam tikrus sprendimus, mes galvojam apie produktą, mes negalvojam apie rezultatą. Pavyzdžiui, ne, paimkime grąžtą. Ne, meistrui reikia išgręžti skylę sienoje. Ne. Tam jisai gali naudoti lazerį, sprogmenis, grąžtą, gali kokį nors kaltą naudoti, nes gali tiesiog kūjį plaktuku išsimušti. Ne? Yra N būdų, kaip padaryti skylę sienoje. Tačiau, kuomet mes, kaip verslininkai arba verslo kūrėjai, galvojame apie produktus, mes galvojam, kad mūsų produktas yra mūsų sprendimas yra geriausias ir tik tai su juo vieninteliu galime išspręsti šią problemą. Dalinai tai yra tiesa, dalinai tai yra saviapgaulė. Nes atvirai kalbant, klientui absoliučiai nėra svarbu, ką jisai naudos atlikti tam darbui. Visiškai vienodai, koks yra įrankis, kokios spalvos ar dydžio jisai yra, kuomet reikia pasiekti rezultatą. Jeigu aš, pavyzdžiui, važiuoju iš taško A į tašką B, man reikia atsidurti iš taško A į tašką B. Lėktuvu, traukiniu, automobiliu, dviračiu nėra svarbu. Ne? Jeigu mane kankina troškulys, nesvarbu, ką aš gersiu, vandenį, kavą, arbatą ar spraitą, man svarbu yra atsigerti. Tai kiekvienam klientui svarbu yra rezultatas, sprendimas, ką jisai, ar jo problema yra išspręsta, ne? Ar jo poreikis yra patenkintas. Tai šiame modelį mes rašome, kas turi būti atlikta. Pakeliauti iš taško A į tašką B, padaryti sienoje skylę, numalšinti troškulį, galbūt paleisti kažkokį tai, nežinau, apkirpti šunį, tarkim, pagražinti jų šunį.
Tai va, tai čia yra visi pagrindiniai aspektai, kas turi būt atlikta. Kuomet mes kuriam savo sprendimą. Klientui, ne mums, bet klientui, ko jisai nori, ne? Toliau klientas, ką jisai patiria, kažkokį tai diskomfortą jisai patiria fizinį, protinį, emocinį, dvasinį, kuomet jisai atlieka tą darbą, ne? Tai ko jam reikia, kad jisai būtų atliktas saugiai ir maloniai, ne? Tai čia mes rašom visus diskomforto faktorius, ten, pavyzdžiui, dulkės. Pavyzdžiui, grįžtam prie to pavyzdžio apie grąžtą, ne, ir skylę sienai. Tai yra dulkės, tai yra triukšmas, tai yra rizika, kad siena gali skilti, ten kokia plytelė gali nukrist ir panašiai. Tai vibracija, net rankose dreba, nesaugu galbūt, elektra gali nutrenkti ir panašiai. Tai visi tie faktoriai, ką žmogus patiria nepatogaus, išgyvena nepatogaus ir nemalonaus, bet atlieka tą darbą. Toliau, kas būtų gerai ir kas būtų faina, tai yra tam tikras bonusas, ką prie mūsų sprendimo papildomai mes galime duoti, ne? Tai yra daug verslų, kurie suteikia papildomas vertės, tam, pavyzdžiui, lojalumo programas, siunčia dovanas, prieigą prie tam tikros informacijos, ar tai naujų bandomųjų produktų, siūlo kažkokių tai partnerių produktus, ne, kad arba kažkokį tai geresnį sprendimą ateityje su galimybė pratęsti, tarkim, tenais už mažesnę kainą arba ilgesniam laikotarpiui. Tai visi bonusai, papildomi dalykai, kas padarytų tą patirtį dar geresnę, ko žmogus nesitikėjo galbūt, bet jam patiktų turėti. Ne? Ir kiekviena eilutė čia, kiekvienas faktas čia turi turėti savo atitikmenį čia. Ne? Tai, pavyzdžiui, rezultatas, ne, skylė sienoje, produktas, tarkim, nežinau, bakterijos, kurios išgraužia sienoje skylę pagal pažymėtą apskritimą su markeriu, ne? Ten, tarkim, kažkas naujo, ne? Tai va, tai ką žmogus patiria, kol daro tą darbą, tenais triukšmas, dulkės ir panašiai. Čia funkcijos, kad, eliminuoja, pašalina dulkės, triukšmą, yra saugu, nes nereikia elektros, ir taip toliau. Tai ką mes turėjom čia, atitinka čia, ką mes turėjom čia, atitinka čia, ne? Ir papildomai, kas būtų gerai, privalumai, bonusai, tai tarkim, gaunate pirmą produktą bandymui nemokamai. Tarkim, pirmas mėnuo yra nemokamai, ne? Prie produkto, tam, pavyzdžiui, gaunate kažkaip tai mokymus, ar ten kažkokios nors brošiūrą, knygelę apie tai, kaip, pavyzdžiui, dekoruoti savo namus, kaip sukurti tam tikras paletės savo, nežinau, grindims, kokios medžiagos yra geriausios jūsų sienoms, ne? Kažkas papildomo naudingo. Tai, pavyzdžiui, kvietimas į įmonę apsilankyti, sužinoti daugiau apie produktą, ten tas bakterijas ir tos markerius, kaip būtent tai veikia. Kažkokia tai lojalumo programa, kuomet jūs užsiprenumeravę tą programą, ją būdami galite prieiti prie, tarkim, įmonės partnerių pasiūlymų, gauti kažkas galbūt nuolaidas, tarkim, už kiekvieną pirkimą, tarkim, procentas grįžta jums atgal, pavyzdžiui, ne, kaip daro Maxima ir ten kai kurie kiti tinklai. Tai kiekvienas punktas čia, taipogi turite savo atsakymą šitoj pusėj. Ir šitą modelį aš taikau absoliučiai daugumoj sričių, kuomet veikiu. Tai nuo produkto kūrimo iki kalbų pristatymų, iki kažkokio tai galbūt sprendimo žmonėms. Tarkim, čia yra žmogus, kuris turi problemą ir žmogus, kuris su kuriuo ta problema yra, ne? Tai vėlgi tas, ko mes bandom pasiekti, kas mums trukdo, kas būtų gerai turėti. Tai čia toks universalus modelis, kuris leidžia jums pritaikyti šitą sprendimą daugumos sričių. Nuo produkto iki procesų jūsų įmonėse, galbūt rinkodaros, viešinimo ir komunikacijos ir taip toliau. Tai tikiuosi užsirašinėjate, nes bus galimybė po to pasibandyti, kaip tai atrodo. Kitas mūsų būdas
tai yra morfologinė analizė. Ir morfologinė analizė man patinka tuo, kad jinai mokina mus galvoti strategiškai ir sistemiškai. Kaip matote, paveiksliuke ane, yra produktas. Ane? Tas produktas turi tam tikras funkcijas, tam tikras dedamąsias dalis. Ir vienas galbūt lengviausių būdų sukurti kažką naujo ir inovatyvaus yra būtent tą produktą išskaidyti dalimis. Kas jį sudaro, kas yra jam svarbu, ane? Tai pavyzdys čia yra telefonas, ne? Telefonas turi kažkokius tai filmuko video leidimo programas, turi appsus galbūt keliauti, žemėlapius, bendravimo programas, bateriją ir piniginę, ane? Tai vat visi šitie faktoriai sudaro mūsų telefoną, per tą pačią dar sudaro ekranas, mygtukai, antena, kas dar čia mes turim dar telefone, ryšys, ane, Bluetooth'as, Wi-Fi'us, telefone dar yra, kas dar, kamera, ane, galim filmuoti kažką tai, matyti, fotografuoti, siųsti, pasirašinėti failus ir dokumentus. Tai magija atsitinka tuomet, kuomet mes galvojame, kas būtų, jeigu mes išbrauktume vieną iš tų funkcijų, kas gautųsi ją pašalinus. Galbūt pažiūrėti, kaip tai vyktų praktiškai. Pabandyčiau jums parodyti vieną sprendimą tuo akimirką. Aha, neleidžiu. Taip, šiek tiek padarysim, kad piešimas. Ne? Ir pavyzdžiui, turime kažkur tai produktą, tuoj padarysim, kad mums pieštų. Ne, turime, vėl ne, aha. Tai va, tai tarkim, turime produktą kėdę, ne, kažką paprasto, aiškaus. Čia galbūt aš nebūsiu geriausias menininkas, bet, tarkim, yra produktas, ne, ir tas produktas turi tam tikras funkcijas. Tuoj padarysim šiek tiek, jų išrašysim. Ar matosi ekranas? Nesimato ekrano, ne? Taip, man galiu pat sutvarkyti. Baigti įvykiai. Man dabar šitaip. Langas. Matosi dabar, ne? O jeigu šitaip. Aha, matosi labai gerai. Taip, tai va, tai grįžtam prie mūsų vaizdo. Taip, tai turim kėdę, ne? Čia kažkur tai vat yra mūsų kėdutė. Papaišykim. Taip, kėdė turi ką? Kėdė turi atlošą, ne? Kėdė turi kojas. Aha. Kaip čia padaryti dabar, kad veiktų?
Gerai, tai va, tai grįžtam prie mūsų vaizdo. Taip, turim atlošo kojas, turim ką? Turim sėdynę, ane, sėdimąją dalį. Turim medžiagas, tarkim, medis, ane, tarkim, turim kažką, jinai yra minkšta. Kas dar čia pas mus yra kėdės, yra jungtys, ne, kažkokie tai sąnariai, yra spalva, atlošas kojų sėdimoji dalis, spalva, jungtys, jinai yra minkšta, padaryta iš medžio, arba tarkim, tekstilė, ne? Tai va, tai turim šios aspektus, mes galim tam skirti daugiau laiko, bet čia tokia tam tikra improvizacija. Tai va, tai kas gautųsi, jeigu mes paimtume ir išbrauktume iš kėdės arba pašalintume iš kėdės atlošą, ne? Pašalinus atlošą mes gaunam taburetę, ne? Kažkaip tai viršų sėdimą dalį su 4 kojom, ne? Toliau, kas būtų, jeigu modifikuojam kojas, tarkim, iš jų arba jas pašalinam, ne? Tada turim tiesiog sėdimąją dalį su atlošu ir ką jums tai primena, ko gero gali priminti sėdmaišį, ane? Principas toks pat, kad yra ant ko atsisėsti, yra kur atsilošti, bet nėra kojų. Tai va, tai turim sėdmaišį. Toliau, tai yra sėdimoji dalis, ane, jeigu mes ją pašalinam, turim atlošą ir turim kojas. Kas iš to galėtų gautis? Iš to, ko gero, galėtų gautis mūsų taip geriausia kūrybiškumo vieta, tai yra tualetas, ne? Klozetas arba galbūt kažkoks tai važinėjantis rėmas, kuris gali padėti jums dėti daiktus, tarkim, vat, kad irgi tas pirkinių vežimėlis, ne? Yra ten atlošas tam tikras, vaikams yra kojos ir ratukai. Toliau mes turim medžiagą, tai yra medis, ane? Jeigu mes pakeisime medį į kažką mandresnio, tarkim, plasmasę, ane? Tada turim galbūt dabartinės, galbūt ne visai ofiso kėdės, bet tarkim, turim kėdės, kurios yra darželiuose, ne, vaikams atsisėsti, kurios yra galbūt kažkiek ekologiškesnės, na, bent jau neleidžia naudoti medžio. Toliau yra faktas, kad kėdė yra minkšta, ane, jeigu mes ją išbraukiam, kad jinai yra minkšta, jinai gali būti tarnauti kaip kažkoks gultas, ne, tai iš medžio, galbūt iš metalo, plasmasės, yra kažkoks tai gultas, kuris yra galbūt atsparus drėgmei arba kažkiems tai išoriniams modifikavimams, defektams. Toliau yra jungtys, ane, jeigu mes pašalinam jungtis kėdėje, gaunasi kažkokia tai galbūt išlieta kėdė, ne, arba atspausdinta su 3D spausdintuvu. Tai va, tai irgi variantas, kaip galbūt efektyviau, geriau padaryti kėdę, nes dažniausiai kėdė per tas jungtis, per sąnarius vadinamas, jinai išsiklibina. Tas pats galioja ir visiems stalams. Kuo daugiau yra kojų, tuo lengviau jinai išsiklibina. Tai mes pašaliname jungtis arba kuriame sprendimą, kuomet tų jungčių nėra, arba jos yra kitokios mūsų kėdėje. Jinai yra išlieta, spausdinta, arba kažkas kitos yra padaryta. Toliau yra spalva, ne, jeigu mes panaikinam spalvą, arba ją modifikuojam, keičiam, ne, veikia tas
gali būti tamsi, šviesi, marga, dryžuota, spalva gali būti netgi permatoma arba nematoma, įsivaizduokite, jeigu būtų produktas, kuomet kėdė yra nematoma, tai realiai visi magai ją pirktų. Vėliau yra tekstilė, ką mes naudojam ją padengti, ant ko atsisėsti, tai gali būti nuo medvilnės iki odos, iki taip toliau ir panašiai. Tai galima irgi sugalvoti N būdų, kaip tą kėdę padaryti inovatyvesnę. Galima naudoti medį, metalą, plastiką, liną, kaip aš, augalą. Tai galima naudoti galbūt netgi kažkas tai perdėtas medžiagas, galima naudoti galbūt kažką netradicinio, tarkim, sako, palmių kažkokios tai lapus, šieną galbūt kažkas tai atraižas ir panašiai. Tai čia yra mūsų kūrybiškumas, kuomet mes galvojame apie kėdę. Ir šiuo atveju, kas yra patarimas jums, kuomet naudojate šį principą, tai yra morfologinė analizė, tai yra būtent išsirašyti kuo daugiau variantų yra jūsų produktas, ir arba sprendimas, arba problema, ir rašom į išorę viską, kas su jie yra susiję. Visos medžiagos, spalvos, deformacijos, visos tos sudedamosios dalys. Ir išbraukę jas žiūrim, kas gaunasi be jų. Tai gali būti kažkas naujo, arba tai gali būti kažkas, ką jūs ką tik sugalvojate. Tai galbūt nėra pats rimčiausias idėjų generavimo sprendimas, tačiau pažaidimui, treniruoti savo kūrybiškumą ir atvirumą naujienoms, pastabumui yra labai geras sprendimas. Tiesiog ryte su kava, ar pavyzdžiui, kažkur mieste, ar traukiny, automobilį, autobuse važiuojate, ilsitės, tiesiog parašykite kažkokį tai daiktą, ir išrašykite visas jo medžiagas, sudedamasias dalis, ir būtent kas gautųsi jas išbraukus. Pradant nuo telefonų, baigiant, nežinau, sprendimais kaip programos, PowerPoint'as, tarkim, Teams'ai, Zoom'as, socialiniai tinklai kaip Facebook'as, visa tai gali būti naudinga jums. Taip, pereinam į mūsų skaidres. Bandysiu grąžinti jas atgal. Tai va. Nėra svarbu prisiminti pavadinimą, svarbu yra prisiminti, kaip tai naudoti. Tai trumpai galite netgi pasidaryti ekrano nuotrauką, bent jau aš taip darau dažniausiai, kuomet esu seminaruose, nes nežinai, negausi skaidrės, aš pastalinsiu, atsiųsiu, tačiau yra naudinga, kuomet mes užrašinėjame arba išsaugom informaciją savo. Toliau, kaip atlikti šį principą, tai yra būtent pasirinkti produktą, sprendimą, jūsų konkurento, išrašyti aplink esančias funkcijas, medžiagas ir kitus parametrus, išbraukti parametrą, sugalvoti naują esamą sprendimą. Gali būti su išbrauktais konkrečiais parametrais arba išbraukus kelis iš jų. Ir kartuoti veiksmą 3 kartus arba daugiau, kol tam tikros atšakos pasidengs ir kils genialios idėjos. Prieš paskutinis sprendimas tai yra Scamper. Tie, kas domisi kūrybiškumu, turėtų šį sprendimą žinoti. Tai yra trumpinys iš anglų kalbos. Ir aš tiesiog čia dalinuosi išversta jos versija. Ką mes darom čia su produktu, kuris yra vidury arba sprendimu, tai yra mes jo neišbraukom, kaip darėm prieš tai, mes atliekam tam tikrus veiksmus su
mūsų sprendimu. Ir jis yra naudingas tuo, kad kuomet mes galvojame, visai jis mums duoda daugiau struktūriškumo ir aiškumo, ką daryti konkrečiu metu. Pavyzdžiui, jeigu yra problema, jūsų darbe, jūsų gyvenime, arba yra jūsų verslas, visai natūraliai galvojate tuo brainstormo būdu, kaip išspręsti. Ir dažniausiai tiesa, sakyčiau, dauguma, absoliuti dauguma, įskaitant ir mane, neturi tų strategijų, kaip galvoti struktūriškai. Mes dažniausiai galvojame, kaip yra intuicija, kaip yra iš emocijos, realiai nėra tos struktūros. Tai Scamper, ką padaro, jis suteikia mums konkrečius sprendimus, žingsnius, ką reikia daryti, turint tam tikrą problemą arba iššūkį, kurį reikia išspręsti. Tai būtų konfliktas darbe, programa, kažkas nesilpia telefonu, neišsiuntimas elektroninis laiškas, ar tiesiog reikia sukurti naujas produktą. Tai va, tai ką mes darom, mes pakeičiam, pakeičiam kažką, sujungiam, tarkim, medžiagas pakeičiam, formas pakeičiam, sujungiam tam tikras dalis A su B, ko mes paprastai nesujungtume, adaptuoti, pritaikyti kažką pagal kitą paskirtį, modifikuoti, galbūt formą, spalva, svoris, pakeisti paskirtį, jeigu naudojam vienam dalykui, naudoti kitam, pašalinti kažkurias dalis, sumažinti galbūt ir apgręžti, tai yra naudoti kažkam kitam arba pagal kitą arba kitą eigą. Tai kad būtų lengviau suprasti ir atsiminti, galim paimti paprasčiausią kavos puodelį, visi mes jį turim, visi mes jį naudojam. Ką dar pirmas žingsnis, tarkim, pasibandymai, ką galim pakeisti kavos arba tiesiog puodelį, mes galim pakeisti jo medžiagą. Padaryti kažką smagesnio, įdomesnio, pavyzdžiui, padaryti, kad kai puodelis įkaista, jisai turi išryškėti tam tikras paveiksliukas arba frazė, Puodelį darom iš medžiagos, kuri yra jautri temperatūrai. Galim pakeisti puodelio, tarkim, spalvą, visi puodeliai yra balti, mūsų bus, tarkim, žalias, salotinis arba geltonas. Galim pakeisti, iš ko tas puodelis yra padarytas, tarkim, metalas, stiklas, plasmasė, medis ir taip toliau, Arba grikių tenais yra, žinau, kad yra indai dabar iš grikių lukštų arba tam tikrų atliekų. Tai va, tai irgi galime išgerti kavą ir tuo pačiu suvalgyti savo puodelį po to. Juokinga, bet tokių dalykų yra. Toliau yra sujungti savo produktą su kažkuo kitu, Tai tarkim, jeigu yra mūsų puodelis, kaip, pavyzdžiui, padaryti, kad jis būtų mandresnis, prijungti prie jo USB jungti, ir, pavyzdžiui, nuo kompiuterio prisijungti prie puodelio ir galbūt kontroliuoti jo temperatūrą, tarkim, pašildyti jį galbūt arba atšaldyti, jeigu yra kažkoks mechanizmas apačioje, kuris tą gėrimą kažkaip galbūt keičia jo temperatūras, galbūt yra kažkoks varikliukas apačioje, kuris išmaišo jūsų cukrų apačioje, Tai va, tai kažką prijungti, ko galbūt anksčiau nebuvo, sujungti galbūt, Galima taipogi prijungti kažkokį tai ekraną, Tarkim, jūsų puodelis turi touchscreeną, kuris, nežinau, leidžia jums žiūrėti filmą, kuomet arba klausytis audio knygos, podcast'o, kuomet jūs geriate kavą, Jums nereikia telefono, nereikia kompiuterio, jūsų puodelis jums leidžia jau mokytis, tarkim, kažką atsinaujinti žinias, kuomet jūs geriate be žiūrėjimo į ekraną. Tai va, tai manau visai gera idėja. Toliau adaptuoti, pritaikyti kažkam naujam pagal kitą paskirtį. Tai puodeliai dabar daugiausiai yra pritaikomi kelionėms, ar tai būtų ėjimui, išsinešimui,
ar tai kelionėms automobilyje, ar tai traukinyje, ar tai autobuse, ne? Tai yra tam tikros formos, tam tikri parametrai, kurie leidžia tuos puodelius įdėti į laikiklius buteliams ir jie tam tinka, ne? Galime pritaikyti, adaptuoti puodelius, kam čia dar, tiesiog prie jūsų kuprinių, ne? Gali būti, arba, pavyzdžiui, puodelis būti kažkoks tai minkštas, kuris susilanksto, kuris leidžia jums keliauti, jisai neužima daug vietos. Ne? Tai va, tai irgi pritaikymas kažkam tai pagal kitą kontekstą. Toliau yra modifikavimas, tai va, kaip minėjau anksčiau, galbūt yra panašus su pakeisti, tai yra pakeisti, modifikuoti tam tikras dalis. Spalvą, medžiagą, formą, iš ko yra sudarytas. Tai puodelis, tarkim, gali būti kvadratinis, kamuolio formos, trikampis, gali būti butelio formos, galbūt taip ir gimė butelis, iš puodelio arba atvirkščiai. Tai yra butelis arba puodelis yra realiai modifikuotas viena kito versija. Galbūt pridėti kažkokią tai dangtelį, kad užsidengtų, neišsipiltų. Yra tam tikros modifikacijos, toliau pakeisti paskirtį. Manau, pats lengviausias šiuo atveju tai yra naudoti mūsų puodelį kažkam kitam. Pamerkti gėlėms, ten, pavyzdžiui, improvizuojant, kažkas padovanoja gėlę, ar kažkokį tai augalą, tai kur jį dėti? Į puodelį. Gerai, tai va, tai vienas yra sprendimas. Antras yra, jeigu, pavyzdžiui, puodelis yra permatomas iš stiklo plasmasės, galima jį naudoti kaip dekoraciją, ten pripilti smėlio, galbūt akmenukų ir ant viršaus uždėti kokią nors dekoraciją, tarkim, plasmasinę gėlę ar tai meškiuką. Kažkas, kas yra faina ir malonu. Tai va, tai irgi tai galbūt kaip suvenyras, kaip dovana kažkam keičiant paskirtį. Taipogi gali būti naudojamas kaip laisvutuvas, galima pridėti kažkokią tai tubelę, nežinau, bangdelį, kuris leidžia jums puodelį naudoti kelių laistymui, tarkim, ten kažkoks tai galbūt filtravimui, tai va, irgi adaptavimas, galima panaudoti, kad puodelis yra vandens filtravimui. Toliau yra žingsnis pašalinti kažkurias tai dalis. Tai va, čia yra panašu tam, ką mes kalbėjom prieš tai su morfologinė analizė. Mes pašalinam tam tikras dalis, kurios galbūt nėra naudingos arba vertingos mūsų tiksliniam vartotojui. Tai jeigu, pavyzdžiui, yra keliautojas, jisai nenorės puodelio atviro, jis norės puodelio su dangteliu. Tai mes pašalinam galbūt faktą, kad tai yra atviras puodelis. Mes galbūt pašalinam faktą, kad puodelis kaista. Tada mes turim termosą. Taip, pašalinam tam tikras dalis, kurių mums nereikia. Ir toliau apgręžti, naudoti pagal kitą paskirtį. Arba apgręžti galbūt čia būtų mūsų puodelį. Galbūt naudoti jį kaip priemonė kažkam pasidėti, tarkim, kaip laikiklį, ten, tarkim, kompiuteriui, telefonui, žinau, yra puodelių, kurių dugnas yra taip iškirstas, kad jį apvertus galima įdėti telefoną, kad būtų galima turėti vaizdo pokalbį arba kažką žiūrėti. Toliau galima padaryti, kad puodelis galėtų būti reverse. Gerai, šiai akimirkai galbūt apgręžimų idėjų trūksta, bet iš esmės principas, manau, yra aiškus, kad Scamper leidžia mums struktūriškai pasirinkus vieną ar tai kitą, ar galbūt netgi visus žingsnius, galvoti, kaip išspręsti tą problemą, kad netaikyti to tradicinio brainstormo, kuomet mes rašome idėjas. Nes kuomet mes jas rašome, jos ir yra dalis šitų veiksmų. Mes kažką pakeičiam, mes kažką pašalinam, mes kažką modifikuojam, mes kažką sujungiam. Ir būtent tas atskirimas mąstymo
jisai leidžia mums galvoti efektyviau, jis leidžia mums labiau susikoncentruoti savo dėmesį į tam tikrą konkretų sprendimą. Ir taip yra, kad smegenys mėgsta konkretumą, smegenys mėgsta, mūsų protas mėgsta turėti konkrečią, aiškę užduotį ir ties ją dirbti. Pavyzdžiui, jeigu mes galvojam apie savo verslą, ne, apie tam tikrų problemų sprendimą, kiekvienam, tarkim, šitam žingsniui galim skirti po 10-15 minučių. Tikrai pilnai užtenka kažkam sukurti ir paduoti pagrindinės idėjas. Galbūt trūkumas, galbūt vienas iš tų trūkumų, ką žmonės dažnai daro naudojant šį principą, yra tai, kad jie skuba, neskiria pakankamai laiko kiekvienam žingsniui, arba jų nesupranta, arba jų neatskiria. Ne? Tada vėlgi yra tas maišatis, brainstormas, kuomet yra tradicinis ir jisai susimaišo su visais žingsniais ir, tai nėra blogai, tačiau tai neduoda rezultato, kurį galėtų duoti taikant tam tikrą atskirimą tarp šių žingsnių ir būtent naudojant jį pagal paskirtį. Taip, kaip mes naudojam Scamper, tai yra pasirinkti produktą ar tai verslą. Kodėl prirašiau verslą? Nes šitas principas taipogi tinka ir viso verslo modifikavimui. Tarkim, marketingas, rinkodara. Ką mes galim padaryti rinkodarai, kad sujungtų su kažkuo. Kaip mes galim galbūt apgręžti savo rinkodarą, kad ne mes komunikuojam savo klientui, kad ne mes jam parduodam, bet mūsų klientas mums parduoda. Kaip mes galim sukurti tokią sistemą, komunikaciją, kad mūsų klientas ateitų pas mus ir mums parduotų mūsų produktą. Būtų kažkas wow, Kaip mes galim galbūt modifikuoti savo komunikaciją, kad jinai veiktų kitaip. Tai tas tinka visoms verslo sritims, atšakoms, skyriams, gamyba, pardavimai, rinkodara, komandos formavimas, galbūt kažkoks tai samda. Visi tie principai gali būti naudojami ir pagerinami naudojant Scamper metodą. Tai išrašom aplink pagrindinės funkcijas, dedamąsias galbūt ir taikyti Scamper žingsnius toms dalims pasisantinai modifikuoti, keisti. Ir paskutinis kūrybiškumo metodas šiandienai, tai yra mano mėgstamiausias, tai yra atvirkštinis smegenų šturmas. Taip jau yra, kad žmogaus smegenys mėgsta labiau negatyvią informaciją, mėgsta labiau skųstis, negu kad dalintis gerą informaciją. Ir yra daug efektyvesnės, kuomet reikia kažką sugadinti, apgauti, sulaužyti ir panašiai. Galim stebėti vaikus, kuomet jie turi kažką išspręsti mokykloje, jie sunkiai tai sugalvoja. Bet jeigu reikia sugalvoti, kaip pabėgti iš pamokos, jeigu reikia sugalvoti, kaip susimuliuoti, jie turi absoliučiai kitą energiją ir kitą motyvaciją. Tai tas pats galioja ir suaugusiams žmonėms. Kartais arba dažnai netgi yra sunku normaliai galvoti apie sprendimus, nes yra tas tam tikri blokai. Ir atvirkštinis smegenų šturmas yra būtent apie tai, kaip mes pabloginam situaciją, kaip mes galim ją sugadinti, kaip mes galim padidinti problemą. Ir tada rašom visas tas idėjas, kurios mums šauna į galvą. Tai absoliučiai, kaip galime pabloginti kokybę, pateikimą, komunikaciją, visą, kaip galime pabloginti. Ir po to, kai tai yra išrašyta viskas aplinkui, sąrašas, tas idėjas apversti. Tiesiog daryti priešingai. Jeigu galvojame, pavyzdžiui, kaip pabloginti komunikaciją, dalintis galbūt informaciją, kuri yra neadekvati. Tai to priešinybė būtų dalintis informaciją, kuri yra naudinga ir vertinga klientams. Toliau, kaip, pavyzdžiui, pabloginti produktą, pristatyti jį vėliau negu planuota, atsiųsti klientui sąskaitą, kuri yra kitokia negu kad reklamuota. Tai yra tie būdai, kurie pablogina mūsų produktą, tą sprendimą. Ką darom atvirkščiai, pristatome produktą laiku,
nekeičiam savo kainų, nepaisant to, ką diktuoja mūsų rinka, arba tiesiog suvienodinam tas kainas visoje komunikacijoje. Tai va, tai šitas yra bene smagiausias principas, metodas, su juo galima žaisti laisvalaikiu ir tiesiog jis yra protiškai, psichologiškai lengviausias iš visų, smagiausias, nes yra smagu kažką bloginti kartais. Yra visai smagu yra pagalvoti, kaip galima kažką pakeisti į blogąją pusę. Ir tada mes vis apverčiam tą idėją iš kitos pusės. Tai va, tai dabar galbūt skirsiu ateinančias 10 minučių jūsų pasirinktam produktui, jūsų paslaugai ir pritaikyti jai bent vieną iš šitų metodų. Tai yra atvirkštinis smegenų šturmas, Scamper, galite pasiimti ekrano nuotrauką, morfologinė analizė arba vertės pasiūlymo modelis, drobė. Ateinančiams 10 minučių šitas arba šitas arba šitas. Jeigu neturite savo idėjų, pasiimkite kažką, kas yra aplink jūs. Kompiuteris, telefonas, kėdė, stalas, arbatinis, langas, durys, automobilis ir panašiai. Ir tiesiog leiskite savo pasibandyti, kaip šitie metodai veikia, nes seminaras yra jums ir naudinga yra iš jo pasiimti maksimalią vertę. Tai va, tai pasibandom ir žiūrim, kas gausis.
Taip, kam atrodo, kad pristatymas stringa, tai jisai nestringa. Tiesiog aš daviau jums laiko. Bemaž dar 3 minutės liko pasibandyti vieną iš tų metodų, kuriuos aš pristatinėjau. Ir po 3 minučių atsakinėsiu jūsų klausimus ir pristatysiu paskutinį geriausią pasiūlymą, ko gero tiems, kas bus išlikę iki pat galo. Tai šiek tiek kantrybės ir jeigu yra kažkokių klausimų, klauskite, rašykite į chat. Na va, tikiuosi, kad bandymai buvo sėkmingi. Jeigu yra žmonių kaip aš, kurie yra nelinkę daryti nieko tokių seminaro metu, tai yra irgi gerai, tačiau jūs negausite iš šio seminaro maksimalios patirties ir suvokimo.
Šitą aš pats save mokau irgi kiekvieną kartą, nes kai žinai daug arba kai tiesiog ateini išbandyti sužinoti kažką naujo, natūraliai smegenys sako, ai, čia nesąmonė, suprasiu, sužinosiu ir panašiai. Tačiau skirtumas tarp tų, kurie kažką išbandė ir padarė, ir tarp tų, kurie tik išklausė, yra tas, kad kai bus tam tikra situacija, ne, sukurti produktą, išspręsti problemą, būti kūrybiškiams. Tie, kurie nedaro nieko, jie ir lieka prie senų įpročių, prie senos informacijos. Ir dėl to laiką, kurį skiria šiandien, jie iššvaisto. Tie, kurie bent kažką minimaliai padarė, užsirašė, išbandė, klausė, jų atminty viduje jau užsifiksuoja mechanizmas, kad kažkas yra kito, kažkas yra naujo, kad yra kita patirtis. Ir jau yra didesnė galimybė, kad esant tam tikriems iššūkiams, situacijoms gyvenime, tie sprendimai atsiras, jie prisimins sąmoningai ar pasąmoningai, jie užsifiksuoja viskas, ką mes darome fiziškai su rankom, ne, ten rašom, galvojam, piešiam, reflektuojam ir panašiai. Tai va, tai tada pereinam prie mūsų paskutinio etapo, tai yra jūsų klausimai, ne? Klausimų mačiau buvo tikrai, tai tada apie visus po truputį. Tuoj atseksim. Tai galbūt nuo viršaus, nuo vėliausių. Puiku, matau, yra dalinasi, kas taip, klausimai. Ar verta iš karto kurti internetinę parduotuvę punchline būdu, su interjero dekoracijas, paveikslus, dekoratyvinės pagalvėlės, vaikų kambario paveikslėlius, laisvalaikio krepšius, kokią reklamą siūlytumėte, kuri pasiektų tikslinę auditoriją? Nesu marketingo specialistas ar ekspertas, tačiau siūlyčiau galbūt forumus internete, jeigu jie dar yra gyvi, forumus įvairius, Facebooko grupės, nes matomai tokie dalykai galbūt yra labiau moterims, kurios vertina kokybę, vertina rankų darbą. Jeigu taip žiūrim tikslinės grupės atžvilgių, tai būtų galbūt vyresnio amžiaus arba vidutinio amžiaus klientai, kurie supranta to rankų darbo vertę. Jaunimą šiais laikais, ta Z karta, tai jie tokie, viskas turbūt automatizuota. Tai va, siūlyčiau galbūt per forumus, grupės, kur yra ten mamos, galbūt šeimininkės, rankdarbių grupės įvairios, keitimosi forumų ir panašiai, jie, manau, veiktų geriausiai. Jeigu galvotume apie organišką reklamą, ne? Verta kažką kurti internetinę parduotuvę, sakyčiau, galbūt ne parduotuvę, bet katalogą. Yra krūva nemokamų svetainių, kurios leidžia sukurti nemokamas parduotuvės, katalogus, arba tiesiog landing pages, ne? Ir tiesiog rinktis žmonių galbūt paštus ir tada jiems siūsti katalogus asmeniškai. Turėti kažkokią tai savo bendruomenę. Šiais laikais labai populiaru yra turėti savo bendruomenės. Internetinės parduotuvės kainuoja, sakyčiau, į jas nesutuoti tada, kai jau yra pajamų ir kai žinote, kad jūsų produktas yra naudingas ir yra perkamas. Iki tol, sakyčiau, neskubėti. Išleisti pinigus spėsite visą laiką, pradėkite nuo to, kaip juos uždirbti. Tai va, tai nemokamas kažkokios svetainės, Google tie page'ai, puslapiai, blogas kažkoks tai tinklaraštis, kaip sakoma, video internete, manau, fantastiškai suveiktų ir be parduotuvės, nes dabar leidžia socialiniai
tinklai pardavinėti jau tiesiogiai per jų tinklus, tai tiesiog nebent atskiras klausimas yra, kaip jūs tvarkysite su mokesčius. Tai va, visą tą apskaitą, tai tas gali būti faktas. Norėčiau organizuoti dirbtuves Vilniuje, kokią reklamą kurti, kad pritraukti auditoriją. Lygiai taip pat, sakyčiau, eiti pas rankdarbių specialistus, mažų verslų, kažkokias tai sąjungas, asociacijas ir su jais bendradarbiauti. Gali būti kažkokie tai galbūt profesinio ugdymo centrai, kuriems gali būti įdomus toks amatas, tokie produktai. Socialiniai tinklai ir reklama yra tradiciška ir manau ir taip aišku visiems, tačiau aš galvoju apie tai, kas būtų netradiciška ir kaip padėtų jums pasiekti savo rinką, ne? Taipogi yra radijas, ne? Labai daug kas nuvertina radiją, tai galbūt rasti laidas, kur galite ateiti pristatyti savo produktą, savo hobį, savo verslą. Toliau turime, plačiau pakomentuokite, prašau, tą pakeisti. Čia turime linkme kalbamą. Pakeisti Scamper metodę. Turime minty pakeisti galbūt medžiagą. Pakeisti galbūt kažkokią tai funkciją, ne? Kuomet mes čia galvojame apie visas šitas funkcijas, ne? Galbūt pakeisti kažko kitu, ne? Jeigu yra tarkim, ne, bendravimo platforma, ne, tai vietoj Facebooko naudoti Instagramą, vietoj Messengerio naudoti WhatsAppą, vietoj galbūt žinučių naudoti Telegramą, ne. Toliau bateriją galbūt naudoti išorinę, bet ne vidinę, ne, kažkas tokio. Pakeisti galbūt, spalvą, galbūt ekraną, medžiagą, stiklas, ten glūdintas, neglūdintas, sumaišytas su plasmas ir panašiai. Tai va, pakeisti kažkas tai dalis arba padaryti jas pakeičiamas. Tai tas dalykas atsakoma į klausimą toliau. Kaip reikėtų pradėti reklamą, tam galint skirti minimalias išlaidas? Geras klausimas. Aš irgi tą patį klausiu savęs N kartų. Reklamos su minimaliom išlaidom, sakyčiau, eiti. Yra viena nuostabi knyga. Aš jums parašysiu į komentarus. Grant Cardone. Sell or be sold. Šita knyga Sell or be sold, nežinau, ar jinai yra lietuvių kalba, bet anglų kalba jinai yra fantastiška. Aš ją klausiau pačio autoriaus vardu, balsu skaitoma ir jinai yra būtent apie tai, kaip pagerinti savo verslą 10 kartų pastangomis. Ne pinigais, ne investicijom, bet būtent pastangom. Tai vat, atsakant į jūsų klausimą apie reklamas, sakyčiau, paskaitykite šią knygą. Jinai fantastiška, tikrai rekomenduoju. Toliau, morfologinė analizė labai naudinga, paprasta, naudoju tiesiog Vazono pavyzdį ir jau kelios idėjos patobulinai gimė. Fantastiška, malonu. Jo, morfologinė analizė irgi yra vienas iš lengviausių, paprasčiausių, smagiausių būdų ir jisai nereikalauja labai daug energijos. Tiesiog mankštinti savo protą, tų idėjų generavimui tuo būdu. Okay. Toliau. Kažkam pakibo, strigo, atsakiau šituos pradėjimus. Nežinau, kur geriau pradėti reklamą, ar kokioje platformoje būtų geriau pradėti kurti jau elektrinę parduotuvę, ar naudotis socialinę mediją. Planuoju ateityje drabužių siuvimą. Žiūrint, kas yra jūsų klientas. Jeigu jūsų klientas yra vyresnio amžiaus žmonės, reklama internete, galbūt kooperuotis su tokiais brandais kaip Vinted arba parduotuvėmis, kurios prekiauja drabužiais įvairių kūrėjų. Jeigu auditorija yra jaunesnė, jie yra linkę pirkti jau internetu ir netgi pirkti per socialinius tinklus. Tai tam netgi nereikia
parduotuvės. Tiesiog sukurti produktą, įkelti jį į internetą, turėti savo paskyrą verslo ir su jie žygiuoti į priekį. Ir tik tada, kai galbūt yra rimtesnės pajamos, žengti į galbūt parduotuvę kažkokią tai internetinę, arba netgi ieškoti klientų užsienyje, kas vertina irgi tą lietuvišką vardą. Tikiuosi atsakiau. Kas dar čia pas mus? Ar galima pasiūlyti idėją produktą? Ar galima pasiūlyti kokią idėją produktą? Tai va šito klausimo aš nesupratau, ką turėtų minty. Pasiūlyti idėją produktą. Klausa. Kaip manote, kokiais atvejais verslui tikslingiau naudoti paruoštas duomenų debesų dirbtinio intelekto paslaugas, o kada verta kurti savo dirbtinio intelekto sprendimus? Geras klausimas. Labai geras klausimas apie dirbtinį intelektą. Sakyčiau, kad kurti savo dirbtinio intelekto sprendimus reikia tada, kai yra jautri informacija. Kuomet dirbate su labai jautria informacija, būtų tai jūsų klientai, tiesiog jų kontaktiniai duomenys, kažkaip galbūt pasas, asmeniniai ten galbūt socialinių paslaugų kodai ir panašiai. Kuomet informacija yra jau jautri, naudoti savo vidinius, lokalius, vietinius dirbtinio intelekto sprendimus. Jeigu tai yra verslo pradžia, lengvas verslas, pavyzdžiui, pardavinėjat krepšius, automobilius, telefonus, vazonus, drąsiai galima naudoti išorinius, nes tiesiog palengvina tai darbą, yra pigiau, lengviau valdyti. Jo, ir žinau, kad geriausia yra galbūt tada naudoti vietinius, lokalius, kuomet verslas užauga ir kai jau yra grėsmė, kad bet koks išorinis įsiterpimas jau gali daryti neigiamą įtaką jūsų verslui. Asmeninis patarimas, kuo anksčiau naudosite savo lokalius, tuo yra geriau. Tačiau, kad nes išoriniai jie yra galbūt veiksmingesni, efektyvesni, galbūt protingesni, nežinau. Mano asmeninė subjektyvi nuomonė. Aš kol kas naudoju išorinius, jie atlieka savo darbą ir aš naudoju daugiausia turinio kūrimui, ataskaitom, dokumentų generavimui ir panašiai. Tik aišku, aš tai modifikuoju. Ok, tai keliaujam į viršų. Kaip teisingai įsivertinti savo darbo kainą, kad nenusipiginti, bet ir nepradėti nuo per didelių sumų, žinant, kad esu pardavinėjančioji šioje srityje, kraštovaizdžio dizainas. Ar verta paminėti, kad esi pardavinėjantysis profesionalas? Geras klausimas. Sakyčiau, sukurti kažkokią tai savo puslapį internete ir dalintis atsiliepimais apie savo paslaugas. Gauti kokios 5-10 galbūt užsakymų, pigesnius negu rinka, su galimybė savo leisti klysti, su galimybė klientui atgauti pinigus, nes tada yra saugiau tiek jam, tiek galbūt jums lengviau gauti klientą. Ir kuomet jau yra atsiliepimai, kuomet jau yra įrodymas, kad jūsų darbas yra naudingas, kokybiškas ir geras, tada galima pradėti prašyti daugiau. Arba mano strategija yra klausti, koks yra jūsų biudžetas. Ir pagal jų biudžetą siūlyti kažką panašaus. Galbūt ne maksimaliai, bet susitelkti į vertę. Už tai, ką jie siūlo, finansiškai duoti jiems maksimalią vertę, kad jiems būtų sunku pasakyti ne. Verta paminėti, kad esate pardavinėjantysis ar profesionalas, jūsų etikos klausimas. Sakyčiau, užsiminti, pasakyti, kad esate pardavinėjančioji, pardavinėjantysis ir
kad klientas yra jūsų galbūt pirmas ar antras. Ir tai yra galbūt jo vertė arba vertė jiems, nes jie gauna kokybišką paslaugą pigiau, ane? Bet šiuo atveju verslo pradžioje tikslas yra gauti gauti pirmus klientus. Pigesnė kaina galbūt, geresnėms sąlygoms, pateikiant daugiau paslaugų, bet reikia gauti gerus atsiliepimus ir juos viešinti. O jeigu dar jie yra įrašyti su vaizdu, yra dar geriau. Taip, jo, ir žinoma patirtis. Taip. Knyga yra Grant Cardone, Sell or Be Sold. Ir aplamai, kas liečia, pavyzdžiui, verslą, pardavimus, Grant Cardone knygos yra vienas geriausių, kurias aš skaičiau. Kas liečia asmeninį indėlį į verslą. Čia kažkas jau reklamuojasi su Google reklama. Nuo ko man strategiškai pradėti, jeigu noriu pradėti personalizuotų dovanų verslą su mažu biudžetu? Kokie būtų pirmieji 3 žingsniai, kad testuočiau idėją, neprašiau motyvacijos ir ieškočiau pirmąjį klientą. Pradėti nuo artimiausių žmonių, kuriems to reikia. Žmonės kasdien švenčia gimtadienius, turi įvairias progas. Manau, šiuo atveju būtų visai naudinga reklama internete. Skirti kokius 100 eurų per mėnesį pradžiai pasibandymui arba tiesiog kurti savo tinklaraštį, kurti turinį ir jo dalintis internete. Nes būtent šiuolaikiniai paieškos varikliai, jie ieško informacijos per raktinius žodžius. Tai straipsniai, filmukai apie jūsų paslaugas, kaip jūs jas teikiate, kas jums yra svarbu, kokie yra pavyzdžiai. Ir jo, pirmieji 3 žingsniai, tai galbūt yra interneto puslapis, ar tai paskyra verslo socialiniuose tinkluose, LinkedInas, Facebookas. Antras žingsnis - kurti turinį, YouTube kanalas, trumpi filmukai Facebook'e ir Instagram'e. Trečias žingsnis - turėti vieną aiškų produktą, kuris neapsunkintų jūsų kliento. Arba gauti pirmus atsiliepimus ir jais dalintis internete, kurie vėliau leis jums gauti klientus ir gauti tą įsitraukimą. Reklama grupėse tam tikrose Facebook'o, rinktis elektroninius laiškus iš jūsų tikslinės grupės, leisti jiems kažką gauti nemokamai, mainais į elektroninį laišką. Na ir ką, ir paskutinis žingsnis tada, taip, kaip gausime skaidres, aš pasidalinsiu skaidrėmis su užimtumo tarnyba ir tikiuosi, ir techniškai jie turėtų persiųsti visiems, kas registravosi į šį renginį. O kas norite gauti iš mūsų, mes irgi taipogi persiųsime, kas registravosi per mūsų asmeninės nuorodas. Ir dar noriu priminti, kad mes darysime pakartotinius seminarus, renginius visiems, kam yra įdomus asmeninis profesinis tobulėjimas. Ir kadangi jūsų yra daug, visų mes jūsų neapklausime, Austėja mūsų kanale pasidalino nuorodą į registracijos formą arba galbūt užklausos formą. Visi, kam įdomu toliau mokintis, tobulėti galbūt dirbtinio intelekto kryptim, galbūt komunikacijos kryptim, duokite mums žinoti, kokios temos jums yra įdomios ir mes pasitengsime sukurti panašius seminarus, kurie yra būtent praktiški, trumpi ir sprendžia jūsų problemas. Taip. Ir galbūt pabaigai noriu pasidalinti paskutinėmis skaidrėmis, tai yra tiem, kas išbuvo iki galo.
Noriu pasidalinti su jumis Erasmus jaunojo verslininko programa. Jeigu žodis yra Erasmus, tai nereiškia, kad tai yra kažkas jau jaunimui. Europos komisija siekia skatinti verslumą ES lygiu ir tam sukūrė verslo mentorystės programą, vadinasi Erasmus for Young Entrepreneurs. Čia yra pavadinimas apačioje. Šios programos tikslas yra suvesti mentorius, tai yra verslininkus, kurie bent 3 metus sėkmingai kuria ir gyvenina verslą, ir suvesti juos su pradedančiaisiais verslininkais. Tai yra žmonėmis, kurie turi verslo idėją, neseniai pradėjo verslą arba vykdo verslą iki 3 metų. Arba tiksliau turi verslo patirties iki 3 metų. Programa turi savo duomenų bazę, kurioje yra registruoti tiek mentoriai, tiek pradedantieji verslininkai ES lygiu. Ir mūsų darbas, mes esam kaip tarpininkaujanti organizacija, partneris, kuris yra vienas iš kuruotojų Lietuvoje. Mes esam Kaune realiai. Tai visiems žmonėms, kurie nori šiek tiek verslo mentorystės, kurie turi klausimų, kaip pradėti, kur eiti, ką daryti. Žinau, kad tai yra sunku verslo pradžioje dažniausiai, visi mes esam tai praėję, aš irgi. Ir verslo mentorius yra tas žmogus, kuris maksimaliai sutrumpina jums kelią, sutaupo energijos, sutaupo finansų. Ir būtent radus partnerį, mentorių užsienyje, jums leidžia taip išbandyti savo produktą, gauti naujas idėjas, įžvalgas iš patyrusio žmogaus ir kitos šalies. Programa yra tarptautinė, tai vienas iš kriterijų prie jos jungtis yra gebėti kalbėti anglų kalba gan sklandžiai. Antras kriterijus yra turėti verslo planą, vėlgi parašytą anglų kalba, ir norint užsiregistruoti reikės jūsų CV pateikiant šią registracijos metu. Kuomet registruositės platformoje, galbūt šiek tiek parodyti, kaip atrodo. Šio dokumento nuorodą aš pasidalinau mūsų čate. Čia yra visa informacija, kuri yra sutrumpinta, apie ką yra programa, kam jinai yra skirta ir ką galima ją gauti. Pliusas tiems, kas įsitraukia kaip pradedantieji verslininkai, yra ne tik galimybė gauti mentorių, bet gauti mentorių nuo mėnesio iki 6 finansuojant su ES parama. Parama dengia jūsų kelionės pragyvenimą užsienio šalyje nuo mėnesio iki 6. Tai nėra verslo finansavimas, tai nėra pilno pragyvenimo finansavimas 5 žvaigždučių viešbutyje. Tai yra tiesiog parama skiriama jums gauti žinias, gauti informaciją, susipažinti su mentorium ir galbūt gauti verslo partnerį ilguoju laikotarpiu. Parama skiriama pagal šalis, į kurias jūs keliaujate, ir jinai dažniausiai, jos paskirtis yra dengti jūsų pragyvenimo vietą, ne jūsų nuomą buto ar tai kambario. Tos paramos dažniausiai užtenka viskam – kelioniai, pragyvenimui ir maistui. Tačiau jeigu apsistojate dideliuose miestuose, kaip pavyzdžiui Vilnius, Berlynas, Varšuva, Barcelona, Milanas, tie miestai turi aukštas nuomas ir natūraliai gali net neužtekti tos paramos, kurią jūs gausite standartiškai. Tai mano pasiūlymas galbūt jis pirmiausia pasirašyti verslo planą, užsiregistruoti,
pažymint mus efekto grupė kaip jūsų tarpininkaujantį partnerį. Ir tada mes padėsime jums su verslo planu, verslo plano parašymu, padėsime jums su mentoriaus radimu užsienyje ir tiesiog įgyti šios patirties. Tiems, kas galbūt turi šeimas ar mokosi ir negali vykti tuo metu, jie gali prisijungti nuotoliniu būdu. Tai reiškia, nuo mėnesio iki 6 galite bendrauti su mentorium per Zoomą, per Teams ar socialiniais tinklais ir tiesiog su jais ir tada vis tiek gauti tą naudą. Tai yra vieną kartą gyvenime galiojanti programa, todėl rinkitės išmintingai. Pas kokiu žmogu norite keliauti. O šiaip tai aš pats joje dalyvavau, kai pradėjau savo verslą, tai yra efekto grupė. Ir iki šiol bendrauju su savo mentorium. Tai yra daugiau negu 5 metai. Mes esam ryšy, bendraujame, turim bendrų projektų. Tai visi tie klausimai, pavyzdžiui, ir daugiau, gali būti atsakyti per šią programą. Tai yra labai, labai naudinga. Mūsų galite rasti internete, Facebook'e, L-paštas mūsų ir Instagram'e, turim ir LinkedIn'ą, tik čia galbūt jo neįkėliau, bet tikiuosi, kad programa jums bus naudinga, o čia irgi dalinuosi proceso eiga, kad reikia parengti savo CV verslo planą, užsiregistruoti, užmegzti ryšį su priimančiuoju verslininku, tai yra mentorium, ir toliau yra visi kiti dalykai. Dar kam įdomu, galiu pasidalinti ir pačios programos svetainė. Taipogi pridėsiu čia pat apačioj. Ne, bet čia ir yra, čia yra programos svetainė. Čia rasite visus atsakymus. Pradžiai sakyčiau netgi eiti į dažniausiai užduodamus klausimus, tai yra va čia. Ir visi pagrindiniai klausimai, kurie jums gali kilti, yra atsakomi būtent čia. Ir tik po to, galbūt, jeigu jums yra įdomu, arba šiaip, jeigu yra įdomu, žinote daugiau apie programą, galite parašyti mums L-paštu ar internetu. Esam visą laiką pasiekiami ir atsakom į žinutes ir užklausas. Tai šio seminaro tikslas ir buvo būtent pasidalinti su jumis galimybę gauti mentorių, rasti mentorių, išvykti į užsienį su ES finansavimu, išbandyti savo produktą užsienį, gauti įžvalgų, kaip pradėti verslą, kaip gyveninti jį sėkmingai, arba tam tikrą verslo dalį, tarkim, marketingas, turinio kūrimas, gamyba, tiekėjų paieška. Ir ši patirtis gali trukti net iki 6 mėnesių. Tai yra galimybė, kurią mažai kas žino, yra tai, kas įsitraukia. Ir šiuo metu turime tik tais 25 vietas atviras žmonėms iki naujų metų. Ir vasara yra tam tikras laikas, geras laikas, kuomet dauguma mūsų yra laisvi ir galime į šią programą įsitraukti. Tai tiek trumpai, gal ne visai trumpai šiandien. Tikiuosi, seminaras buvo naudingas, sužinote kažką naujo ir linkiu visiems gražios dienos. Jeigu bus noro susipažinti, bendrauti, taipogi pridedu ir mūsų kontaktą čate. Ir dar kartą primenu, kam įdomu daugiau temų išmokti, mes pasirengsime, pasiruošime ir yra Norda čate, Austėjos būtent forma, ką norite sužinoti, ką norite mokintis.
mūsų idėja buvo galbūt apie komunikaciją, kaip efektyviau bendrauti, galbūt dirbtinis intelektas. Tai tiesiog duokite mums žinoti arba užimtumo tarnybos personalui ir tada mes pasirinksime galbūt poros savaičių bėgyje dar kartą. Tai ačiū visiems ir gražios savaitės. Iki.